Sveiki visi, šiandieną aš jums parodysiu, kaip reikia parsiųsti zemulę. Pirmiausia, einame į savo naršyklę ir rašome zemulę. Ir šitai spaudžiame šitą. Ir spaudžiame įdėkti dabar. Aš nespausiu, nes, jums čia parsiųsiu ant stalą. Aš nespausiu, nes aš turiu. Ir va, šitai zemulė. Spaudžiame ant stalą. Vykdyti. Palaukime biškį. Tai pakraus, va. Dėgymo programą. Va, repair. Remove. Man čia remove yra. Jum nebus, nes šito, nes aš turiu ir man čia tipo remove, kad ištrinti. Repair zemulė, tai ką žinau kažkas. Pats nežinau, vien žodžiu patys turėtumėte mokėti įsinstaliuoti next, kažkas instaliuoja, finish ten, vien žodžiu kažkas. Ir va, štai gauname šitą į zemulę. Failų keitikla zemulė. Pajungiame. Va. Oi. Man instalinu dabar zemulę. Ai, čia biškai klydau vien žodžiu. Va. Šiandien cancel, bet jūs, to nedarykite, nes jums nebus zemulės tada. Ir va, paieška čia. Paieška, parašyti game ar dar ko nors, pavadinimą, pavyzdžiui, tipo pasirinkimą, archyvai, audio, bet kas, metodas, išsami paieška, greita paieška ir gauti failai, čia bus jūsų parsiųsti failai, šarinti failai, čia nieko gero, siuntimai, čia rodys, kai jums siūs. Daugiau, pokalbiai, info, statistika ir įrankiai. Na ką, jeigu padėjau, spauskite like, prenumeruokite mano kanalą. Jeigu kažkas buvo blogai, parašykite komentarus, stengsiuos pasitaisyti. Laukti kito mano video.